nežinau, arba susisinkino, duok dievė, kad taip kaip nepraeitą kartą būtų ieškoti karočio, va taip panaktį. Okay, so Saturday Night Am I Right, YouTube'ai. Keista žiūrėt, ne? Keista žiūrėt, by the way, sveiki visi žiūrovai, kurie pasijungia šiandien pirmadienį tikriausiai, kaip visą laiką, Imtynių klubas ir šiandien pas mus biški kitokia serija negu įprastai, nes tiesą pasakius mes tiesiog labai daug užsiėmė ir šią savaitę tokia buvo, highlightas buvo, kad White Sixai sugrįžo, tai tasai buvo wow, bet man atrodo čia toksai momentalinis dalykas, kas daug ko neįtakos. Bet jau man taip atrodo. Kadai, visa šita savaitė buvo, kur tiesiog įsijungi, ne tai, kad įsijung, pasižiūrėt, kas to bus įdomu, tiesiog tai realiai tas binge-watchinimas buvo, kur tiesiog taip. Realiai, tu nežinai. Basically toksai build-upas Saturday Night Main Eventui, kas taip. Kas, bus šio labiau podcast'o tema. Pagrindę po Manijos pas mus su renginiais šiaip su. Bet pradedam apie Saturday Night Main Eventą ir kas mane nustebino, kad CM Punkas su Bronson Break, o apie jį po to Bronson, kaip jisai, Bron Breakeris, jiem pas juos du labai panašus vardai, blemba. Pirma, man jau galva neveikia, ant tiek busy savaitė buvo. Kaip jis buvo, tas kitas bičiukas. Seth Rollinsas ir Bron Breakeris prie CM Punką ir Sami Zayn buvo. Iš 4 ar 5 kartą paėjo įvardinti mečą. Fightas toks, aš suprantu, kad tas ėjo jau į televiziją, nebuvo net Netflixo pobūdžio, tas ėjo į YouTube'ą ir žinai, mes gal, man atrodo, čia buvo tokia bendra tema to viso Saturday Night Live, kad jisai neturėjo to tokio kaip tokio žiaurumo, ką mes įpratę Netflix'ą matyti. Aš sakyčiau ne tai, bet kas labai numušė visą tą Saturday Night Main Eventą, nes mečai tokie, jie kinda big, žinai, čia nepaprasti mečai. Reklamos. Arba, kaip mum išmetė tas, reklamų nėra, tai palaukit dabar biški. Ir, tiesiog breikino tą visą chemišką ir grįžta atgal, kas įvyka, žinau, buvo tų momentų, štai kas įvyko, žinai, eikit pasižiūrėti, štai kas įvyko prieš kokias, nežinau, 10 minučių, arba prieš 3 minutės. Sakau, viso to Saturday Night Main Evento realiai buvo, kad visos kovos yra main eventas, visos kovos, ne? Ir man, pasiginčiau su vienu meču, bet Cena apie ir po to biški. Taip, Cena ir kaip jisai Ronas? Kitas mečas dar blogesnis buvo. Punkas su Zemiu, prie Sefą ir Breakerį, dabar jau gerai pasakiau. Šiaip dinamika visai gera, reklamos labai numušė tą mečą, nes čia realiai čia yra high caliber mečas ir kad jis atidarė šou, bet reklamą iš karto pisa toks, not good, bet žiūrėjai, visai faina ir toksai, visi žinojom, kad per jį, Seth Rollinsas su Breakeriu tikrai neprapys, bet neprapys dėl to, nes kažkas pasirodys ir tas kažkas buvo Bronson Reedas, big guy. Ir čia toksai, kur tavo bingo knygeliai buvo tas, kad bus Bronson Reedas? Nes pas mane jo vapšė nebuvo. Aš buvau tas tikintis, kur aš norėjau Austin Theory, labai norėjau Austino, kad jis ten būtų. Gavau savo sexy guy, fucking Bronson Reed. My sexy guy. Sick ass boy. Man patiko, kad, štai, ta kova vyksta, bet aš nelabai suprantu, kad Setas pasirinko bičą, kuris daužė Setą ir vertė jį sumuštinio ant ringo. Come on. Setai, kas negerai su tavim? Ar tu tiesiog sadomasochistas, ar tau patinka skausmas, ar tau patinka duhint? Aš nepagaunu. Man yra keista. Aš sakyčiau, kad, jis savo kailių patyrė, ką gali Bronsonas ir toksai,
Blemba, su juo mes belekai stiprus būtume, kas dabar pagalvoju, Seth Rollins, Bron Breakker, Bronson Reed, 3 monstrai, tipo Godzillos, blemba, tai pamini Judgment Day, kai pradžioje buvo. Jo, čia levels above bus, karočio to. Grinai factionas levels above, pagal stiprumo lygį. Jo, pagal stiprumą, jo. Tipo, mes, sakau, kodėl aš turėjau, pavyzdžiui, Tyrę, tipo Austino, nes jisai, turi savo žavesį, žinai, dabar, kai mes turim žmogų, kuris praktikuoja, turim raumenis ir turim raumenis ir Heymaną, reikia kažkokio šito kalibracijos, aš nežinau, kodėl aš Rydo nematau tenais. Aš nematau jo. Dėl Rydo, tai Rydas jau per paskutinius metus įrodė, kad jisai, I can destroy people. Jis destroyina žmonės. Toksai, jisai stiprus. Į šitą frakciją tinka, nes šią frakciją turi viską take overint, kaip sakoma, perimti viską. Tuo tarpu Austinas, jisai jaunas talentas yra, jau ne pirmi metai WWE, bet jisai, turi tą savo šūdą su savo draugeliu, iš kurio jis pisinėja pagrindę. Bet tai pagrindė Austinas nuo to, jisai dabar turės kažką veikti pagrindė, nes šitas dabar su savo to draugeliu Grayson Walleriu, jie beefins, ar čia pagrindė tikrai PLE matchas bus tarp jų dviejų, tai elevatins tiek jį, tai sakyčiau, čia visai nice, kad jisai nebus toj frakcijai bet jisai vis tiek kažką turi, kažką daryti, ne taip kaip Karrion Krossas, kur dabar nieko neturi pagrindė. Šiaip aš Austiną matau, jo dabartinį pušą, kaip aš jį matau, tai yra taip pat kaip gal prieš kelis 5-6 metus Roman Reignsas. Aš kažkaip jį dabar tokį matau, kad mes matom, kompanija jį bando pušinti tą pusę, kurio jis nenori, bet jis bando iš to sužaisti kažkaip. Tai aš taip matau jį. Tai toksai review, kas bus, žiūrėsim toliau, kaip. Bet netikėtas narys, tikrai, ir man tai patinka, aš taip pasakysiu, man patinka, ir aš realiai, CM Punk fanas, bet po Manijos, aš Seth Rollins guy. Man, tu mane išduodi. Come on. Ir po to ėjo kitas matchas dėl moterų US titulo, kuris buvo paskelbtas realiai paskutinę minutę, nes, mes neturim šitam renginį moterų beis. Vega prieš Chelsea? Girdėjai, kaip tie kriketai. Realiai matchas. Tiesiog tyla. Nes jisai nebuvo dar gal labai gerai pastatytas. Nebuvo įbėgta, žinai, tą visą istoriją, kad, jinai turi titulą, žinai, mes turim jos oponentę ir nebuvo kažkokios energijos, kad, jos kaip individės mes prieš kitą eitų. Tai, sakau, turėjo ten kažką to, bet, nebifina, bet, nebuvo toksai build-upas geras, čia paskutinė minutė toksai sumės ir šūdas. Ir kas iš to mečo visiems įsiminė, nesvarbu, ar jį žiūrėjo ar ne, tiesiog klipukus matė, kaip Zelina, būdama čempionė, by the way, nuo 2017 metų WWE, taip žiauriai subočino 619, bet subočino, tai vadinasi, sufeilina. Ir tiesiog, nepaėjo, tai iš kojas knyso, kraujai bėga, nosis lūžo, pagalvojus, ne veltui jinai čempionė, kad ir sumovė judesi, žinai, jinai kažką visien iš to padarė. Gal yra, žinai, šiek tiek pliusas, kad jinai improvizuot moka. Čia yra pliusas, žinai. Būdama neatsargi ringė ir sužalodama for real savo oponentą. Come on. Come on. Užtat mes Chelsea's nematysim. Chelsea dabar bus kaip 10 Cody Rhodes'us. Aš norėjau tą tau pasakyti anksčiau, kad turėsime Chelsea su tą tokia kaukė ir jinai bus gerbkit mane, aš esu superiority. Ne, bet jinai kaip comedy character, tai to the max tą įspaus realiai. Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą jai, bet su Zelina,
Jos daina yra tiesiog kaip Smackdown intro, taip pat tu jos net negirdi realiai, kaip jinai eina, jos nereprezentuoja kaip charakterio, kaip veikėjo. Čia apie Vegą? Visiškai. Jo, jos tą dainą entrance. Nu, true. Realiai dabar kompanijai pati blogiausia daina. Anksčiau kažkokią turėjo, žymiai geresnė, man atrodo, buvo, nežinau, kad jie pakeitė. Bet, sakyčiau tiek apie tą mačą, nes, įsiminė tik vienas momentas, sulaužyta nosis. Ja, kalbant apie tokius, amerikietiškus dalykus, kas, Amerikai yra pirma, Chadas Gablas, Worlds Collide turėjęs mačą. Žinai šitą? Ja, su El Hijo del Vikingo. I don't know who that is. Tai čia, grinai... Bet tai Chadas Gablas ar El Grande Americano? Chadas Gablas. Oh, God. Aš sakau, šitą atsiminiau. Toks, palauk. O palauk, Worlds Collide mes galėsim žiūrėti per Netflixą, man atrodo. Jeigu bus įmanoma, tai aš norėčiau pasižiūrėti realiai, kaip Chadas kovoja prie šito. Pačiam, pats turi tą, kaip ir brolerio statusą pas save, kaip grinai kovotojas. Bet aš norėčiau matyti, ką jisai darys prieš grinai Lučią. Grinai Lučią aplinką, o ne ten, kad ten WWE aplinko ar Smackdown aplinko, o grinai Worlds Collide, AAA. Man įdomu, kaip Chadas reaguosi tai. Taip, kaip jam veiks energija bus. Jeigu šitą temą, tai jo. Pagrindę, jeigu reklamuoja, tai tik palibomų rodys, kodėl neturėtų. TNA, pavyzdžiui, apyriansai, kai būna, iš NXT žmonės tvaro, tai tu nereklamuoja, mes jau nematom, bet šitą, tikrai, jie patys reklamuoja, tai palibomų matysim. So kitas mečas, man atrodo, buvo Cena su Artrufu. Ron Cena. Jo, Ron Cena, atrodo, žiūri ir tau dubliuojasi, žinai, akise tiesiog vienas tamsiau, kitas šviesiau dubliuojasi. Nesakyk, bet buvo prikolas, kai ateina Cena introductioną ir Cenos muzika pradeda kirsis. Ne, Cenas ateina ir dinga. He went there. Ir tada Ronas. He went there. Jo. Ir tada daro viską viens prie vieną, kaip, tipo seną Cena ir toksai iškelti iš tėvo pirštai. Fuck that bitch. Aš sakau, pradėjo kapoti. Aš buvau biškai gal diliuzijoje, kad Ronas laimės, R-Truth. Bet ar tu matei, kaip Cena pradėjo dvejot, ką jis daro? Kovoja. Apskritai, dvejonės, jisai jau pradėjo, jau įrodyti emociją. Jau ne tai, kad jau aš neparduosiu mūvų. Jis jau kažkas vyksta pas jį. Kažkas ten dega. Ir čia man yra įdomu su Cenos augimu. Kaip jisai iki galo pasikeis. Ja, tai faktas, nes, tą patį stėl charakterį daryti, bet dabar jisai toksai kaip, dabar savai abejoja, ar aš gerą padariau sprendimą ir visą kitą, bet vis tiek kiaušus piso. Ir po to vis tiek titulą kitos pirto per galą. Bet man patiko tas momentas, Cena savo signature moves padaro, bet sulėtintai. Ir R-Truthas, I can do that. Tik tai padarė old school klasiką. STF. Man malonu pamatyti. STF still. Buvo fainas mečas. Kas, bet, tipo... Rimtai mes to nepirėmėm. Bet kas jokiausia, čia jų antras susidūrimas. Bet mečas tikrai geras buvo. By the way, čia jų antras susidūrimas. Per visą karjerą jie antrą kartą kovoja vienas prieš vieną. Realiai. Buvo tektimas, kadaise pamenu. Ne, buvo tektimas. Jie paskutinį kartą ten 2-11 dėl titulo kovojo. Bet taip, tai jie viens ant vieno tikrai ne vieną kartą. Bent jau buvo 2-2 tikrai pamenu. Apie tokius rimtus, kur jie viens su vienu kavosi, jie antrą kartą. Buvo 2-2 tenais rimtas, kai Cena su The Rock ėjo prieš Mizą ir R-Truthą. Čia jau buvo visai kitur, žinai, kita pusė, mes šnekam apie asmenybę, žinai. Tai jeigu asmenybių kova, tai... Kaip ir sakiau, buvo tikrai ne pirmas kartas, man to čia buvo. Ne antras kartas, kai jie kovojo. Tai tiek apie Ceną, sorry, kad keikiuosi vėl. Apie Ceną ten dar metų. Apžvalgos pabaigoje, biškai dar patvarsim.
Okay. Ir kas tada dar buvo? Buvo Drew McIntyre prieš... Aš šitą žiūrėjau mačą prieš Priestą. Tiesiog gera mėsmalė uždaryti veikėją. Arba žiūrint, ką Drew padarys iš to. Nes čia jau dabar Drew sprendimas tikriausiai, ką daryti toliau. Nes, manau, čia uždarė veikėją. Jeigu pameni, kaip anksčiau sakiau, kai, Drew traumą patyrė ir po to pasirodė prie TV ir sakai, jis kirto asfaltą tam galvą. Tai, pagrindė po šito mečo, man atrodo, Drew dabar nurašytas biškai bus, nes tam traumas įsigydyt. Kaip ir sakiau, bet, visas laimėtų. Asmeniškai aš dariau asmeniškai predictionus, tipo, sugizmas susirašęs, sakau, Priestas laimės 100%. Negali, tipo, Drew McIntyre'is vėl laimėti, nes, tipo, jam reikia time off'o tokio. Bet, vienintelis dalykas, kas sukniso viską, tai yra reklamos. O tokį mečą reklamos žiauriai sukniso. Tai todėl ir sakau, trumpesnis epizodas, kad mes galėtume greitai viską paaiškinti. Kai aš žiūrėjau Drew prieš Priestą, aš žiūrėjau tą kovą, žinai, kai tu būna viena akim žiūri. Tai realiai man visa kova buvo taip, kad viena. Jeigu ne reklamos, aš nepradėčiau žiūrėti viena akim. Man, sakau, kova buvo tokia, kad jie susimušė, įsiaiškino, gavo crescendo, Priestas gerai pasirodė. Ir Drew, kas yra kaip veikėjas, jisai man patinka, kad jisai kaip pat gavo, bando, aš noriu pats. Netgi, kai jam crescendo įvarė, kai jam pats statė sabą, jis sako, aš pats atsistosiu. Duok man. I'm strong, basically. Tipo, apie tą vieną akie žiūri man, tai tipo, žinai, kai jau toksai. Žiūri šiandien X kažkokie. Toliau vėl paskrolina, toks, klausai, basically, kas vyksta kaip background noises. Ir kada... ir dar kažką turiu pasakyti apie, ar... Ne. Main eventas. Jey Uso prieš Logan Paulą. Aš pamenu, kaip Loganas kirto Usui. Usui, kelis kartus. Uso kelis kartus kikino jį. Ir toksai Jonas ateina. I'm gonna ruin wrestling. Dar buvo segmentas, kai tipo toksai, jeigu aš supišiu tau mečą. Čia teizinimas buvo, bet negalvoju, kad tipo šiandien tas bus. Ir jis atėjo, bandė pagelbėti ponui Pauliui, Loganui Pauliui. Ir tada sugrįžo Cody Rhodes. Aš apsidžiaugiau. Aš nesu Codyo fanas labai dar. Tipo, po WrestleManios jau biškai nuslogo tas fanatizmas, gerai, kad jisai pralaimėjo. Kai pamačiau Cody, aš toks jei. Toks jei. Taip pačiai jūsų draugelis, tipo, žinai, visą kitą. Bet. Man nepatiko labai vienas dalykas, toksai pasiema mikrofoną. Jeigu nori kovoti, tai mes kovosim Money in the Bank'e. Mes 2 prieš jūs 2. Ir toksai... O ko, da? Come on, mes turėjom šansą CM Punk'ą prieš John Cena in Money in the Bank. Klasika. Paskutinį kartą klasiką išvysti. Kodėl tas tektymas dėl nieko dabar mečas bus? Mes dar turim SummerSlam'ą. Dar palauk. SummerSlam'as kažkas big bus, bet come on, čia Money in the Bank'as. Money in the Bank. Bet tai... Idealiai būtų mečas su es. Jie belia kiek daug bilietų parduotų. Come on. Tu nori matyti, kaip tu pensininkai pizdanasi dėl lagamino. Taip. Paskutinė dėl lagamino, dėl titulo, blem. Siemas? Ne, aš nemanau, jam... Ne, dabar jis ne toj pusės, dabar kitur taikosi. Nemanau, kad Siemą apsimoka. Jo, tasai su Safronom, su beefas, bet come on, jau tas beefas eina virš metų. Galėtų kokią paimti mėnesį, kur, davai, aš pabandysiu titulą, paimti kažkas tokio, tegul Stepas kažką bildina su savo frakcija. Sakau, labai nusivylęs aš tuo mesu. Ta diversija tokia, bet šiaip sau tokia diversija. Bet tas mečas bus dabar, apie nieką tiesiog. Apskritai, kalbant apie būklę WWE, atrodo dabar po Backlasho, jau po Backlasho jaučiasi toks
daug dalykų apie nieką ir labai anksti, žinai, tokie labai silpni pamatai eina į visas tas istorijas. Tai toks ir sunku žiūrėti. Ja, pagrindę dabar kas bus įdomu, kas laimės tą Money in the Bank čimodanus. Tiek moters, tiek vyru. Tai vat, matysim kas, bet čia toliau pakalbėsim kitam mūsų podcast'e, kuris išeis kažkada tikriausiai. Mes nedropinam į ką. Mes nedropinam. Šita savaitė buvo, apskritai, vasaros savaitės, jeigu pastebėjot, buvo, kur nėra tokių kalbėjimo taškų, kur mes galėtume labai, į kažką diskutuoti. Į kažką diskutuoti, į kažką užsikabinti, nėra to. Tai dabar tokia, kaip ir praeitas epizodas, taip ir dabar tokia ramioji savaitė vis dar. Ramusis eventas. Ramusis eventas, mūsų apžvalga eina į pabaigą. Parašykit komentaruose, kaip jums šitas eventas, kokios jūsų nuomonės, ką manote apie mačus ir ką manote apie istorijų progresavimą, kaip sakoma. Tai su jumis buvo Aiva, su manim ir buvo Gizmo. Mes esame Imtyminių klubas. Ir jeigu jums tai nepatinka, ten sakėt. Arba subscribinkit. Visą gerą.